Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Labadiena klausytojam, žiūrovam ir laidos dalyviam. Mano vardas Petras, su manim šiandien Roberta ir Darius. Ir kviečiu pasikalbėti apie pilietiškumą. Sveiki. Labas. Šita tema dabar tokiu šventiniu laikotarpiu, čia susio 13 vasario 16 kovo 11 man pasirodė įdomi ir verta dar kartą prie jo sugrįžti. Ir ypač šitame 21 tokiam amžiuje, kur jaučiasi, kad gyvenam įdomiais laikais. Tai aš pradžiai susiradau kokį nors atspindį, kuris padėtų pajausti, kaip laikas bėga ir kaip mes tą pilietiškumą pajaučiam. Ir tam norėčiau pacituoti Mikutavičių, kuris dainavo, kad gyvenu mieste, turiu butą, mašiną, susimoku baudas, kai ratus užrakina ir saugos diržus permetu per petį, vidury nakties policija pamatęs. Nerūkau, kur noriu, negeriu, kur draudžia, žegnojuosi, kai reikia, paklūstu, jei baudžia. Tyliu, kada reikia, kenčiu, kada reikia, klausau, kada moko, esu kaltas, kaip peikia. Milijoną turiu įsipareigojimų, kantriai gyvenu be apdovanojimų, pridarau klaidų, pripažįstu, kur dėtis, bet iš visų jėgų stengiuosi būti geras pilietis. Tai šitai dainai jau 14 metų ir bent man asmeniškai jau jaučiasi, kad truputį pasikeitė suvokimas, ką reiškia būti geru piliečiu. Tai man būtų įdomu išgirsti ir jūsų reakciją, kas tai yra ir galėsim nuo to pradėti. Gal kad truputį tokia dar mano monologą pratęsti ir įžangą padaryti, tai noriu pristatyti plačiau jūs laidos pašnekovus. Tai Roberta, anksčiau buvusi Renkuosi mokyti programos direktorė, ar ne? Pilietiškumo mokytoja, mokykloje yra dirbusi administracinį darbą ir taip pat mama, turinti 4 metų dukrytę, ar ne? Darius, Lietuvos karys, dabar jau atsargos, turintis majoro laipsnį, taip pat verslininkas, taip pat neretai kalbantis viešai tiek apie profesinėmis temomis, tiek ir pilietinėmis, ir tėtis. Taip, 2 dukrų, 23 ir 17 metų. Pavojingiausias amžius praeityje, labai gerai. Džiugu tą girdėti. Iš vienos pusės, dėl paties, mano dukrai 14, tai... Užuojautą. Tai va, aš taip pat esu mokytojas mokykloje, mokau gyvenimo įgūdžių, kurie, manau, siejasi su pilietiškumu, kad ir netiesiogiai, bei ekonomikos, kuris yra sudedamoji to dalis. Bet šita tema įdomi man ir kaip karių savanoriui, kaip tai, kas man yra buvimas Lietuvos piliečiu. Dabar norėčiau paklausti jūsų. Kai perskaičiau tos dainos žodžius, ką išgirdot, ką pajutėt, galbūt už ko užkibote, jeigu buvo tokių dalykų? Aš gal pirmas galiu atsakyti, tai iš tikrųjų pagal tos dainos žodžius, graži daina iš tikrųjų, čia apie tai, kad iš tikrųjų mes turim paklūsti toms taisyklėms, kurias patys ir sugalvojam, nes apie tai ir ragi. Bet iš kitos pusės, manau, dabar mes perėjom nuo to draudimų ir baimės, kad mus nubaus dar kažkas, tai jeigu mes ten važiuosim be diržo, dar kažkas, tai perėjom prie tokio daugiau sąmoningo suvokimo, kad tiesiog taip turi būti, jeigu aš neprisisegsiu ar žūsiu, labai paprasta viskas. Tai manau, tas ir pasikeitimas ir įvyko nuo baimės gauti baudą ar būti nubaustam link to, kad tu tiesiog suvoki, kodėl taip reikia elgtis. Tai manau, tas yra pasikeitimas link suvokimo. Tai pritarčiau Dariui, man atrodo, kad visuomenė sąmoningėja, bet tas sąmoningumo lygis dar toli gražu galbūt netoks, kokio norėtume, kad pilietinė visuomenė būtų puikiai veikianti, apie tai turbūt ir vėliau pakalbėsim, bet man atrodo daina aktuali ir šiomis dienomis. Jinai perskaitai, kad 2010 metais išleista, atrodo labai seniai, bet aktualumą turbūt nepraradus ir šiom dienom, nes mes su mokiniais dažnai analizuojam ir kalbam, ar čia su ironija parašyta, ar čia parašyta,
taip tiesiai šviesiai, kaip galvoja autorius, ar ne. Tai va, tai manau, kad tas aktualumas jis dar nepraradęs, neprarastas nuo šitos dainos. Taip, žinom. O kaip jūs vertintumėt patys? Ką jums reiškia būti Lietuvos piliečiu arba gerų piliečiu? Čia galbūt turbūt kiekvienas pats supranta savaip, ką reiškia pilietiškumas arba kas yra būti piliečiu. Tai asmeniškai man, kas yra pilietiškumas tada, kada tu apie savo valstybę viską priimi pakankamai asmeniškai. Ne taip, kad būna aš ir jie, aš ir tenai kaimynai, aš ir tie, kur išėję kažkur tai pasivaikščioti. Ne, tai jeigu kažkas tai kalba apie tavo valstybę, tai tu priimi tai iš tikrųjų asmeniškai, ne tai, kad kažkas tai pasirūpins, kažkas tai pasakys, kažkas tai sureagos, vėliau, neįdomu tai. Esmė tai, jeigu kažkas tai užvažiavo ant tavo valstybės, tai tu turi ir sureaguoti. Jeigu kažkas tai valstybė yra gerai, tu gali ir pasidžiaugti. Na, pažiūrėkime, pavyzdžiui, mūsų šventės. Gaila, bet dauguma mūsų švenčių šaltų periodų. Tai žmonės retai išeina į lauką. Aš tai, pavyzdžiui, nedalyvau kovo 11 šventime, vasario 16 šventime, nes tiesiog buvo šalta. Bet tai nereiškia, kad aš nešvenčiau tos dienos. Tai aš, pavyzdžiui, pavydžiu amerikiečiams, kur nepriklausomybės diena yra vidury vasaros, tai gali išeiti ir pikniką kokį padaryti, ir pakepinti, pagrilinti kažką. Tai man pilietiškumas yra tai, kada tu priemi, kad ir tas pačias valstybės šventes tu priemi labai asmeniškai ir tu šventi namuose. Nebūtinai, kad tenai blaškaisi po namų su vėliava, ten ar nežinau, ką ten verdi, sriuba, 3 spalvų ir panašiai, bet kaip tu pats jautiesi iš tai, kur esmė. Nes yra daug žmonių, kurie tiesiog poza tokia yra. Bet čia pilietiškumas yra daugiau negu poza. Pilietiškumas yra, kada tu viską priėmė asmeniškai, kai kalba apie tavo valstybę. Man tai 3 dalykai sukasi galvoje, aš visą laiką turbūt žiūriu apie teisę, apie atsakomybę ir apie aktyvų veikimą. Aktyvus veikimas tai nebūtinai, kaip Darius sako, eiti į minėjimą minėti, bet aktyvus veikimas apskritai tavo visame gyvenime, kad tu esi aktyvus pilietis, kad tau irgi nėra vienodai, kaip viskas vyksta, kad tu domiesi, skaitai, dalyvauji, daliniesi savo mintimis ir aišku, tą darai pagarbiai. Tai čia vėlgi esame labai laisvi, esame demokratiškoj valstybėje, galim kalbėti daug, galim kritikuoti valdžią, turim tokią teisę ar ne, tai tas yra smagu, bet turim nepamiršti ir ką mums ta valstybė duoda, demokratinė valstybė, laisva valstybė, kiek mes turim gėrio gyvendami tokioje valstybėje, kokioje gyvename. Tai man kažkaip pilietiškumas yra apie tai, apie tuos 3 dalykus. Teisės, atsakomybė savo valstybėje, savo piliečiams, savo pačiam ir aktyvus veikimas. Turbūt taip. O tau, Petrai? Čia mes kaip per tardymą sėliu, ką tu galvoji, o dabar Petrai, ką tu galvoji, papasakok. Aš galvoju ir iškart mano mintis šoka toliau ten prie kitų klausimų, bet kur yra ta atskirtis tarp savo, mūsų, kiek esame mes, nes taip, visi žinom, Lietuva, pavadinimas, vėliava, herbas, taip toliau, čia tai mus vienijantis ir atpažįstamas dalykas, bet dabar yra jau nemažai metų, kai mes gyvename Europos Sąjungoje, kai mes esame NATO sutartimi pasižadėję ginti vieni kitus, kai mes esame Šengeno erdvėje, kurioje galim judėti nuo 14 metų, kur nori, kaip nori iš esmės. Ir tas pasaulis, jis toksai atrodo sutraukęs ir kartais, ir man kyla klausimas, o tai kur čia yra tie mes, kuriais reikia rūpintis, arba kurių gerovė svarbiausia yra ir ar galima pastatyti mūsų gerovę prieš kitą gerovę. Nes taip, labai smagu yra, kol galvojam vakuume, rūpinsimės mūsų gerovę, ar ne? Bet ar tai yra kažkieno kito sąskaita? Čia toksai kabliukas nedidelis. Šie metai atrodytų labai, ir praėjusiai paprasti to klausimo, nes pagrindinė problema, kurią turim, tai yra Ukraina. Ir tada mes kaip ir jaučiam bendrystę su ukrainiečiais, kad labai aišku, kad čia yra tie žmonės, kurie yra mūsų pusėje, arba mes jų pusėje, gal labiau teisinga būtų. Ir tada yra anie, kurie ne toj pusėje. Bet porą metų atgal turėjome pabėgėlius, kur buvo sunkiau su ta riba, kurie, ar čia jie, kai perina sieną, jie mūsų pusėje, ar mes jų nenorim galbūt. Tai man pilietiškumas, dėl ko šitą temą ir pasirinkau ir noriu išgirsti jūsų kaip žmonių su daugiau negu aš turiu patirties nuomonę, kad man neturiu gero atsakymą. Tai pagaldenkime toliau galbūt šitą temą. Aš gal nepaprieštaraučiau, bet papildyčiau, kaip sakei, kad tai pilietiškumas tai
gerovės, gal neteisingai aš pacituosiu, gerovės darimas ne kitų sąskaitą ar kažkas tai panašaus. Bet gal pilietiškumas atvirkščiai ir gerovės turėjimas ir kitų sąskaitų, nes tada mes turim kalbėti apie socialinę atsakomybę. Nes, pavyzdžiui, tie patys neįgalūs žmonės ar žmonėms, kurie reikalinga socialinė parama, tai mes ir turim pasidalinti savo gerovę su jais, kad jie irgi nebūtų užmiršti, užspardyti kažkur. Tai jo, aš irgi sutinku, kad čia nėra gal tokia kažkokio atsakymą. Čia vėlgi, kiekvienas turi savo atsakymą apie pilietiškumą. Kažkas tai ten šokių būrelis, pilietiškumas ar ne? Aišku, kad pilietiškumas. Ar ten, nežinau, pašto ženklų rinkimas, pavyzdžiui, vien tik tai lietuviško ar kitų. Tai aš iš tikrųjų neturiu aš irgi tokį labai jau atsakymą, kur galėčiau ištašyti ant akmens ir pasakyti, žiūrėkit, va čia tai yra pilietiškumo aprašymas. Bet čia gal natūralu, kad nėra to vieno tokio aprašymo ir gal nelabai gali būti dėl to, kad gyvenam besikeičiančioje visuomenėje, keičiasi aplinkybės, keičiasi pasaulinis kontekstas, tai ir tas pilietiškumas kažkiek kinta, nes jeigu pasižiūrėtume atgal istorinę prasme, kai atgavom nepriklausomybę, tai tas pilietiškumas labai siejasi su patriotizmu, labai stipriai, sakysim, ėjo per patriotizmo prizmę, per tautinės tas valstybės prizmę, dabar tas pilietiškumas labiau globalumą yra linkęs. Tai manau, transformuojasi po truputį, dėl to ir to vieno atsakymo sunku. Jo, ir čia geras iš tikrųjų pavyzdys, nes tu gali būti pasaulio pilietis, tai jeigu tu pilietiškas Lietuvoje, tu neprivalai tiesiog gyventi Lietuvoje, nes iš tikrųjų, kaip pasakė, Šengenas mes galim keliauti, kur norime, apskritai visas pasaulis mums atvertas. Kitas dalykas, kaip ir irgi teisė, kad anksčiau su tautiškumu tai kažkaip tai siedavosi. Bet jeigu mes siejam tik tai su tautiškumu, tada mes atstumėm žmonės, kurie yra pilietiškai gyvena Lietuvoje, bet nėra lietuvių tautybės tiesiog. Nes aš pavyzdžiui, pas mane mama nėra lietuvė, jinai rusakalbė, tėvas lietuvis. Tai iš vienos pusės aš galėjau pasirinkti vieną iš tų dviejų pusių, arba tą rusakalbystę, arba lietuvystę. Tai man dabar niekas nepaknys proto, kad aš nesu lietuvis. Aš lietuvis ne pilnai pagal DNR kodą. Bet niekas man smegenų ir širdies neišims. Išims, jo, bet po mirties. Tai šito vietoj, turbūt DNR, jeigu tikrintumėm, tai Europoje mes esam tikrai sumaišytame. Jo, visi iš Kenijos biuros visi kilę. Anksčiau ar vėliau. Nes kažkaip tai, mano tėvas labai mėgsta daryti genealoginius medžius. Ir ten žiūrinėja, ten yra, ar Teksas, ar kažkur, tai yra Houstone biuros, ten kur raketa šauda į orą. Tai Houstone yra DNR laboratorija kažkokia, ten siunti seilės mėginis, tau ten parodo, ten sumokė, aišku, neįsmė. Jeigu žmogus nori, tegu tikrina, jis patikrina, ir ten kažkoks tai yra tinklapis, nueini, žodžiu. Visų žmonių DNR baigėsi, ar tai Kenijoje, ar dar kažkur tai tam civilizacijos lopšyje, žodžiu, kaip iš tada visi iškeliavo, tai tie visi, kas kalba, kad ten kažko tai tautybė, rasė ar klasė yra aukštesnė, pasižiūrėk savo DNR. Mes iš ten pat visi kilę. Mano sekantis klausimas toks, su trupučiu noro provokuoti, tai lietuvių kalboje žodis pilietis, mano suvokime, yra nuo žodžio pilis ir jos gynėjas, žmogus, kuris gyvena arba šalia pilies ar kaip. Tai tam, kad būtum pilietis, tu turi turėti savo, reiškia, pilį vietą ir tai automatiškai reiškia, kad yra kažkas už pilies ribų, nuo ko gintis. Ar ne? Nes kitu atveju tai galėtum sakyti rūmai ten ar dar kažką. Tai ar nėra taip, kad jeigu esi pilietis, tai automatiškai atsiriboji, kad viso pasaulio piliečių galima būti fantastiniuose filmuose, kur ateiviai. Ar ne? Tada, aišku, ten jie, o čia mes ir mes tada kartu. O dabar, kai nėra to ateivių, tai tada skaidomas mažesniais gabalais. Ten. Kaip jūs jaučiat žodį pilietis, jo prasme? Ar būtina turėti kažkokį antagonistą, kažką kitą, kad suprastum savo pilietiškumą? Kad aš esu pilietis, nes aš esu kitoks negu tie, kur nepiliečiai. Jeigu žiūrėsim taip labai paprastai pagal įstatymo raidę, ar ne, tai pilietybė yra apibrėžiama kaip teisinis ir politinis asmens ryšys su valstybe. Teisinis ir politinis, tai reiškia, kad turi pasą ar ne, turi tam tikrų pareigų nuo tam tikro amžiaus, gali daryti tą, gali aną, trečią ir ketvirtą, ar ne. Tai čia būtų toks pagal raidę labai. Jeigu pilietis, žiūrėsim pagal patį žmogų, su kuo jisai save tapatina, ar ne, nes yra kitos valstybės piliečių, kurie čia gyvena, turi leidimą nuolat gyventi, ar ne, vykdo veiklą kažkokią, kultūrinę veiklą, galbūt nebūtinai kultūrinę verslą plėtoja, bet jie save labai tapatina su Lietuva, jiems patinka čia tradicijos, patinka maistas,
aplinkybės, patinka žmonės, klimatas patinka, besikeičiantis metų laikai ir panašiai. Tai čia turbūt labiau apie tai, nes vertinti tiesmukai vien tik pagal statymo raidę būtų viena, ar ne, nu jeigu žiūrim, nu, čia yra visi tie kriterijai, atitinka tais pilietis, nes mūsų pilietybę turi. Jeigu neturi pilietybės, nu, tai mes jo piliečių teisiškai kaip ir laikyti gal negalim, bet jeigu jis jaučiasi, nu, sakysime, esantis Lietuvos pilietis, nu, neteisinė prasme, ar ne, bet šiaip, vat, gintų Lietuvą, už lietuvių kalbą būtų, už kultūrą, papročius ir panašiai. Tai tada kitoks būtų atsakymas. Na, aš gal tą pilietis gal kitaip žiūriu, aišku, tas romantizavimas, tas visas pilietis, nu, žodis pilies, apgultys, bla, 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 bla. Bet jeigu mes pažiūrėsime tą pilietybę, kaip, pavyzdžiui, iš šeimų perkelkime. Tai vat, pilietis tai yra tos šeimos narys. O kita šeima yra kitos valstybės piliečiai. Įsivaizduokime. Tai aš galiu su jais draugauti, aš galiu su jais nueiti papietauti, mes galim nueiti kartu į kokią klubą, į barą, ten prisidirbti ir po to gėdos jausmų turėti, žinai, tarpusavėje. Viskas, bendrauti fainai tarpusavėje, ateiti svečius gerai. Bet jeigu tas kitos šeimos narys pas mane jau pradeda palikinėti dantų šepetuko vonioje, ne, eik į savo butą ir ten gyvenk. Tai taip, pilietybė jinai ir geografiškai tam turi tokį apribojimą. Tai pasaulio piliečiai irgi toks romantizavimas, bet tas pasaulio pilietis, jeigu jis, pavyzdžiui, iš Lietuvos nuvažiuosi kokią, tarkim, ir Mianmarą, kur yra diktatūra, tu nebusi tos valstybės pilietis ir tiek. Tai tos kalbos apie pasaulio piliečius, viskas faina, viskas romantika, bet aš manau vis dėlto pilietiškumas jis apibrėžiamas ne tik tai požiūris, bet taip pat ir tam tikro geografinė prasme. Kad nepaliktų dantų šepetuko tavo šalyje. Ir turbūt įsipareigojimas, apie kurį mes kalbėjom, ką tu darysi, jeigu bus diena X, ar ne, arba ką tu darysi, jeigu bus keičiama valdžia, ką tu darysi, jeigu, nežinau, valdžia sugrius. Tai tu kaip pilietis, irgi turi apie tai galbūt pagalvoti, o ką tu darytum. Kažkokia turi būti atsakomybė, nėra taip, kad tu visiškai laisvas čia visur keliauji, apie nieką negalvoji ir jokio atsakomybės jausmo neneši. O, superinis dalykas būtų buvęs, ne? Nu taip. Bet mažiausiai pinigus reikia uždirbti kelionėm. O čia jau įsipareigojimas. Nu taip. Tai va, tai toks būtų turbūt pamąstymas, kad galvom apie globalų pilietį, tas, kuris toksai atviras pažiūroms, atviras visam pasauliui, skirtingom kultūrom ir panašiai, bet kas liečia, pavyzdžiui, Lietuvos valstybę, tai vis tiek turėtų būti kažkoks toks atsakomybės jausmas prieš savo šalį. Sakykime, taip, teisės ir pareigos, ar ne? Kad, Tai laisvė apie tai ir yra. Laisvė ne tai, kad tu blaškaisi darai, ką nori, ir laisvė tai visų pirma atsakomybė už savo veiksmus. Nes dažnai mes sakom, kažkas tai kaltas dėl to, kad man kažkaip tai blogai, nesąmonė, tu pats kaltas, tai pasižiūrėk, kažką tai gal ne tai padarėjai. O laisvė tai, tai visų pirma atsakomybė už savo veiksmus. Tu galėjai būti laisvės tiek, kiek ten neužknesi kitus su savo veiksmais. Tai kalbant apie atsakomybę, tai laisvė yra atsakomybė visų pirma. Dabar norėčiau, Roberta, prieiti su vienu klausimu prie renkuosi mokyti. Kiek, tarkim, organizacija, imam tiesiog kaip pavyzdį mūsų, kadangi apie ją žinom daugiau ir galim šitam podcast'e daugiau pakalbėti, bet jinai yra, mūsų vienė lietuvių kalba, buvimas Lietuvoje ir taip toliau. Ir kai aš susipažinau su renkuosi mokyti viziją, kuri sako, kad vieną dieną kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės, ekonominės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą. Ir dabar, sakykime taip, ar tai nereiškia, kad mes neturėtume savęs riboti tokiais dalykais, kaip geografija, šalies nacionalinės sienos ir taip toliau. Aš suprantu, kad yra kitų organizacijų pasaulyje, kurios turi panašų ir mus vienijantis yra tinklas, bet šitoje vietoje gal pakreipkim klausimą taip, kiek svarbu yra ta tarptautinė dedamoji kažkokiam priklausymas tinklui arba rūpestis ir kitais žmonėmis, o kiek svarbu būti savo piliečių ugdytojo arba savo šalyje tuo švietimo tobulintojų? Labai platus klausimas, tai taip iškart atsakyti negaliu, bet kalbant apie mūsų renkuosi mokyti viziją, ko mes siekiam, kad kiekvienas vaikas gerai jaustųsi mokykloje, kad jaustųsi gerbiamas ir atskleistų savo potencialą, tai man atrodo, kad mes pirmiausia apsibrėžiame mūsų organizacijos pačios, ką mes siekiame padaryti savo šalyje, ar ne?
Tai kad kiekvienas vaikas, bet kurioje Lietuvos mokykloje, nesvarbu, kur jinai bebūtų, ar jinai būtų Vilniuje, ar jinai būtų Vilniaus rajone, ar būtų Šiauliuose, Šiaulių rajone, ar Klaipėdoje, bet kur, kad kiekvienas tas vaikas, irgi nepaisant to, kokios jis tautybės yra, gal rusakalbis atėjęs į lietuvišką mokyklą, gal lenkų tautybės ar ne, panašiai, kad jis jaustųsi vienodai gerbiamas. Tai mes kol kas kalbame apie nacionalinį lygmenį, nes vis tiek ir mūsų ugdymo programa yra nacionalinė ir visa kita, bet čia svarbiau turbūt tas vertybinis pamatas, kaip mes žiūrime tą kiekvieną vaiką, į tą, kuris ateina į mūsų pamoką. Jeigu mes jį žiūrime kaip į gerbiamą, į asmenybę, kuri auga, vystos ir taip toliau, ir kokias vertybės mes jam diegiam, tai mes paskui išplaukiam ir platesnius vandenis, nes tas vaikas išėjęs iš mokyklos, jisai keliaus, jisai studijuos kažkur, galbūt dirbs kažkurioje užsienio valstybei ir jis bus susiformavęs su savo vertybiniu pamatu, su saviverte aukšta, su kuria išeis iš mokyklos ar ne. Tai aš manau, kad kitos programos, jų misijos galbūt skiriasi ir formuluotės ir panašiai, bet mes visi kalbame labai panašiai, kalbame apie jauną, besiformuojančią asmenybę, apie vaiką, kuris mokykloje praleidžia labai didelę laiko dalį, didžiąją dalį savo to jauno gyvenimo, ar ne. Tai kad jisai tenai jaustųsi gerai, ir besijausdamas gerai galėtų pasiekti tą savo potencialą, maksimaliai išnaudoti mokykloje. Gerai besijausdamas, kažką organizuodamas, laisvai kalbėdamas, mąstydamas, kritiškai vertindamas, būdamas toksai laisvas. Tai va, ko siekiame mes, tai aš manau siekia to ir kitos šalis ir galų gale tie išaugę vaikai, jie susitiks kažkur ir susitikę galės diskutuoti, galės bendrauti, galės prieštarauti pagarbiai vienas kito nuomonė, ar ne, nesusipykti dėl to. Tai manau, to siekia mūsų programa ir jinai, kaip mūsų programa nacionalinė, bet jinai su savo misija neapsiriboja vien tik tai mūsų mokyklomis, nes žiūrim turbūt ir į ateitį žvelgiam, nes norim, kad tie vaikai išaugtų laimingi, pasitikinti savimi, demokratiškoje visuomenėje, pilietiški. Nežinau, ar atsakiau klausimą, Petrai, bet gal dar kilo kažkokių minčių. Manau, atsakė. Tai čia tas kertinis žodis, kurį panaudoji, mano galva yra nacionalinis. Kad taip, čia mes savo veiklą, programą statome nacionaliniu lygmeniu ir tai tame nėra čia nei blogai, nei gerai. Tiesiog žinome savo atsakomybės ribas, ar ne? Tada noriu perėti prie tokio bendresnio gal klausimo, kur ir Darius turės nuomonę. Lietuvoje, sakykime taip, yra dviejų rūšių švietime problemos. Yra didieji miestai, kur yra labai daug vaikų ir tada fiziškai juos reikia sutalpinti kažkaip mokyti. Ir tada yra visa kiti, kur vaikų mažai, o dar mokytojų yra, arba jau ir mokytojų mažai, ir vaikų mažai. Bet, kaip dviejų greičių, sakykime, tas švietimas vyksta. Ar galima sakyti, kad tai būtų pilietiškumo pusė žiūrint gerai, ar blogai, pavyzdžiui, ugdyti vaikus, kurie galbūt savo šalise, ten, kur jie dabar gyvena, neturi galimybių Lietuvoje mokyklose. Ir tokiu būdu Lietuvos populiaciją auginti žmonėmis, kurie norėtų čia būti, bet nėra gimę Lietuvoje, užaugę, bet, nes tų tokių, kurie norėtų apsigyventi Europoje, jų yra ir daugėja. Ir kuo toliau, to bus daugiau. Aš tikrųjų nesu tas žmogus, kuris vieną dieną apie mediciną gali kalbėti, kitą dieną apie švietimą, trečią dieną apie karybą. Nesu tas šveicariškas peiliukas, nuomonę galiu turėti, bet... Tai čia tik nuomonė. Bet kalbant iš tos būtinės pusės, ne kaip kažkokia ekspertinės, nes nesu aš apskritai su švietimu tik tiek susijęs, kad žinau, kad šviečia lemputė, tai toks mano ryšys su švietimu. Tai kalbant apie šitos, aš asmeniškai esu apskritai už imigraciją iš tiesų. Aš manau, kad nežiūrint į tai, kad mes norime, kai kurie iš mūsų nori būti tokie uždariai vaikščioti su tais mediniais batais, kaip tai vadinasi, klumpėm. Gal ne, aš nenoriu valgyti kugelį kiekvieną dieną, aš gal kartais noriu ir krevečių, ar dar kažką, nors krevečių tai apsivalgiau. Aš prieš 2 metus ilsėjausi Afrikoje, ten vien krevetės, aš iki šiol negaliu jas žiūrėti, atvirai pasakyti, žuvis ir krevetės, vien žodžiu. Tai aš už tai, kad būtų daugiau čia žmonių, daugiau kultūros, daugiau apskritai gaivaus vėjo. Pažiūrėkim, vėlgi, Elonas Muskas, Tesla, SpaceX, dar kažkas, iš principo jis pabėgėlis iš Pietų Afrikos Respublikos. Tai kas čia blogo? Pas mus kažkodėl tai pabėgėliai arba vis laukiami būtent rusakalbiai kažkodėl tai.
Arba slavai, tai rusai, gudai, ukrainiečiai, panašiai, vat jie yra, arba iš Sovietų Sąjungos, kokie ten tadžikai, turkmenai, dar kažką. Tai labai jie geri, vat labai geri. Tai mes tokie uždari ir turbūt dar turim tokią sovietinės okupacijos, tokią kažkokią kompleksą, kad va čia tikri žmonės, juos aš suprantu, visi kiti netikri. Aš, pavyzdžiui, noriu, kad būtų ir kitų rasių daug pas mus šiandien. Kodėl ne? Faina. Dabar, kodėl juodaodis gali išmokti, pavyzdžiui, lietuviškai kalbėti, o koks nors gūdas atvažiavęs šiandien sako, kad man šlikšti jūsų kalbą, aš jas nesimokinsiu. Ta prasme, aš už tai, kad jeigu žmogus nori čia gyventi, tegu jis eina į mūsų mokyklą, be abejo, tegu gauna išsilavinimą, be abejo. Pavyzdžiui, man atrodo, Nyderlanduose aukštasis mokslas yra nemokamas apskritai visiems. Tai jeigu mes žiūrėsime švietimą tik tai kaip į tokį labai struktūrizuotą dalyką, labai tokį oficialų, bet iš esmės, kodėl, pavyzdžiui, yra Vokietijos Getės institutai ar panašus? Arba Prancūzijos irgi prie ambasados irgi yra Prancūzijos berods kultūros centras, dar kažkas. Aš labai atsiprašau prancūzų, aš tikrai nežinau, kas ten yra. Bet kartu su švietimu tu taip pat ir didini populiarumą savo valstybės. Tu sklaidą darai, tu savo valstybės kultūrą taigi skleidi po visą pasaulį. Faina, kad mes Lietuvoje ten sėdėsim, Maironį ten studijuosim, po to kažkur tai vakarais susikūprinę šito, kaip ten tas bičas, kuris sėdi ir verkia nuolat. Rūpintujėlė pozai, rūpintujėlė pozai kiekvieną vakarą sėdėsim, nesąmonė. Reikia tų naujų vėjų, reikia tų naujų žmonių ir virtuvių naujų, kad skaniai pavalgyti. Tai aš už tai, kad būtų daugiau žmonių čia, kad aš už tai, kad jie daugiau mokytųsi pas mus, aš už tai, kad ir mokyklos augtų, nes mes apie mokyklą kalbam tik tai, kad išmokti skaityti, skaičiuoti dar kažką, tai trigonometriją ir panašiai, bet mokykla iš principo yra apie socializaciją. Tu išmoksti bendrauti apskritai, tu išmoksti elgtis bendruomeniai. Klausimas toksai, aišku, gal labiau utopinis, nežinau, nes čia, kad tiek daug atvažiuotų žmonių ir jie mokytųsi mokyklose, tai sunkiai gal įsivaizduoju, bet aš manau, kad ir dabar yra atvažiuojančių, atvykstančių, tik tai tiek, kad klausimas, kiek jie paskui pasilieka, nes jeigu pasiliktų, galbūt vienaip, o jeigu atvažiuoja laikinai pabūna, tai tas ryšys toks ir neužsimesga. Tai va tas gal klausimas, o šiaip tai aišku, pritariu Dariui, kad dėl kultūrinių dalykų, dėl įvairių dalykų būtų papildymas ir vaikai tikrai tarpusavyje labai greitai susibendrauja, susidraugauja, tam tikrus dalykus perima, tai juos ir praturtintų. Ir tas suvokimas žmonių, kaip kiti gyvena, ar ne, jis truputį prasiplėsų, nes kai tu keliauji, tu pamatai, gal vieną labiau pusę, o kai kartu bendrauji ir ilgai būni, ir kitą pusę pamatai. Kita vertus, aišku, žinom ir iššūkių, kurie kartais kyla švietimo sistemoje, kai yra daugia kultūrė terpė, kai yra daugybė skirtumų dėl, tarkim, religijos ar net tam tikrų įsitikinimų, ko negalima daryti pamokose, dėl tam tikros aprangos galbūt dėvėjimo, tai čia irgi tada tokia truputį, kaip sakyti, čia visiems turbūt būtų pasimokymui, nes viena vertus vaikai galbūt jie greičiau perima ir tam tikrus dalykus tolerantiškiau žiūri, bet reikėtų ir su mokytojų bendruomenė nemažai, manau, dirbti, kad tos skirtingos kultūros, įsitikinimai, maisto tradicijos, aprangų detalės, pamaldų, tam tikras laikas ir taip toliau, būtų irgi iššūkis. Čia labai, Roberta, palėtė man įdomų klausimą ir temą. Tai yra santykis tarp pilietiškumo, kuris, sakėm, nacionalinis yra, ir tada religinis momentas. Tai, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenėje religinis momentas yra tik tai katalikų. Tarsi, yra kapelionai, bet jie pagal konfesiją katalikai. Nors tarnauja, tai ir kitų konfesijų atstovai. Nesu tikras dėl mokyklų, bet kalbėjau neseniai su vienu žmogum, kuris dirba mokykloje Lenkų. Ir, tai su Lenkais kaip ir klausimo kaip ir nekilo, turbūt katalikai. Bet kaip yra su mažumų mokyklomis, ten rusų, tarkime, kalba, kai vyksta. Ar jie tikybos pamokas mokosi apie katalikų tikybos konfesiją ir visus papročius viską? Ar apie pravoslavų arba ortodoksų, nes dar yra iš ko rinktis. Ir ypač, kai dabar turim atstovus ir Konstantinopolio, ir Maskvos Lietuvoje, ir taip toliau. Tai šitą vietą, kaip manot, šiais laikais, 21 amžiuje, ar šitie klausimai yra atskiri iš tikrųjų ir galima būti piliečių neprisirišant prie konfesijos? Ar vis dar jie eina koja kojon? Tai yra, kaip mokykloje. Jeigu tu eini į lietuvių mokyklą, tai gali mokytis
tikybos katalikiškas. Tai pagal atnaujintas programas, kiek žinau, tai tikybos pamokose yra sudaryta galimybė dėstyti įvairių tikėjimų vaikams. Kiek tas realiai atrodo, kaip tas realiai atrodo mokyklose, negaliu pasakyti, nes vis tiek didžioji dalis yra katalikybė. Kas man atrodo svarbu būtų, kad tikyba peraugtų į mokymą apskritai apie religijas, religijų įvairovę, kas tose religijose teigiama, supažindinama su įvairiais dievais ar ne, tos praktikos ir panašiai, va tai būtų galbūt prasmingiau, nes šiuo metu, kas yra, kaip ir sakiau, atnaujintose programuose sudaryta ta galimybė, bet kiek realiai tas yra mokyklose, tai sunku įvertinti, nes tu turi patirti vienoje mokykloje, iš kitoje mokykloje, tai vis tiek Lietuva tokia daugiau mažiau katalikiškas kraštas, bet pilietiškumas apskritai su religija, nežinau, tas religijos išpažinimas, jisai vienas dalykas yra labai asmeniškas ir žmogus asmeniškai kažką išpažįsta, nebūtinai to turi deklaruoti ir nuo to jo pilietiškumas nei padidėja, nei sumažėja, nes man atrodo, čia kiekvienas laisvas apsispręsti. Kiek mes esam religingi kaip tauta, nežinau, nes galbūt ankstesniais laikais pamaldumas buvo didesnis, kai miškose galbūt vietovėse tas yra išlikę. Koks dabar tas santykis su religija? Tai aš manau, kad jis, aišku, negaliu suabsoliutinti, bet galbūt menkstantis yra. Nežinau, sunku pasakyti, nes religiniai klausimai galbūt nėra mano kažkokia stiprioji pusė, apie kurios galėčiau labai daug diskutuoti. Tai čia tikrai nėra nei pagrindinė tema, nei mes turbūt niekas nepretenduoja būti ekspertais religijos. Čia iš tos serijos, aš ne ekspertas, bet... Būtent. Tai, ir po to ginčiasi su to neekspertu iš ekspertinės pusės, kuris ne ekspertas, bet... Tai, pavyzdžiui, indikatorius, kurį aš pamatau, tas bet, tai yra Lietuvoje išrinktų tautos atstovų, politikų požiūris į klausimus, kurie turi religinę atspalvį. Tarkime, partnerystės vienos lyties asmenų. Kad Latvijai patvirtino, lietuviai net nepateko į svarstymą Seime. Prasme, kad Seimo nariai mato tame didelę riziką, kad rinkėjas šitą klausimą gali nubausti, nebeišrinkti dėl tokio, kad tai vis dar jautrus klausimas. Tai sakykime, man tai yra rodiklis gana objektyvus, kad religija vaidina vaidmenį valstybės gyvenime ir kuria dalinai identitetą visos šalies. Tai viskas gana tos religijos prasidėjo, taigi ir karaliai, dar kažką, tai pavyzdžiui, Britanijos karalius ar Anglijos karalius sugalvojo ir savo religiją, nes jam katalikybė užknyso. Neleido jam dženytis antrą kartą, tai sugalvojo savo. Tai be abejo, kad tam, kad kažką tai valdyti žmonės, reikia jiems kažką tai pažadėti, kad jeigu jie numirs ir gerai elgsis vadovo savo akise, tai kažką tai jis gaus, jeigu blogai, tai kažko tai negaus. Tai religija, jeigu taip iš socialinės pusės pasižiūrėjus, yra labai irgi geras dalykas, ypač toj primityvioje visuomenėje, nes tai buvo tam tikrų etinių ir moralinių normų kaip ir prižiūrėtojas, tai nes kitaip ir nieko ir nebus, iš tikrųjų, po to tai tapo įstatymu. O religija iš tikrųjų, sutinku, labai asmeninis dalykas, čia taip, atsiprašant, kaip lytinis organas, fainai turėti, fainai naudotis, bet netrauk prieš vaikus ir nemasiko gatvėje su tuo, tai tu turi savo religiją, tu turėk savo religiją, valio. Manau, tai yra labai asmeninis dalykas ir galbūt geriau nedėstyti kažkokios konkrečios religijos, bet iš tikrųjų apie religijos įvairovę, nes žmonės keičiasi. Šiandien jis katalikas, rytoj sugalvojęs apskritai nieko netikė, tiki tik tai, kad algą rytoj gaus, porytis tampa, nežinau, koks nors dar kažką, tai su religija toks dalykas, beprotiškas, meniškas dalykas ir geriau kitam neknisti protą, nes kiek karų daug tų religijų kyla. Tai su religija, pas mane toks labai dalykas įdomus. Kol tavo religija neperžengia mano kažko tai laisvės ribų, tai melskis, kad ir, nežinau, kad ir gitarai. Tikiuosi, ne vaikai klausysi, ne? Kaip, apribojimų nėra, klausysis visi, kas ištvers iki šitos dalies podcast'o nuo jos pradžios. Gal truputį pairkluokim atbulinių iki to, kas yra pilietiškumo, pamokos pilietiškumo dalyko turinys, kuris, kitaip sakant, žmogus, kuris
tampa pilnametis, jisai baigia vidurinio lavinimo, tarkim, mokyklą. Ar jis dabar yra paruošiamas normaliai būti šalies piliečiu? Gal Dariau, jeigu gali apie savo patirtį, nes dukros viena jau baigia mokyklą, kita dar ne, kaip suprantu? Jo, ir ta, kuri baigė mokyklą, dar ir baigė karo akademijos jaunesnių karininkų ir vadų kursus, mokymus tiksliau. Kaip manai, ar tai yra labiau mokyklos ar labiau šeimos nuopelnas, kad jin nuėjo tuo keliu? Gal jai labiau patinka uniformas, aš nežinau. Ne, aš nemanau, kad tai yra mokyklos ir nemanau, kad tai yra man, nes aš jai nei siūliau, nei draudžiau tai daryti. Jinai pati tai padarė, nes aš manau, kad vaikai turi padaryti, kada jau subrendę, turi padaryti patys pasirinkimus, nes tada jie patys yra atsakingi už savo klaidas, o ne aš. Ar klausimas buvo, ar mokyklos paruošia pilietį? Iš dalies jie gali paruošti, bet iš tiesų viskas prasideda šeimoje, mes visą laiką galim nustumti atsakomybę ant mokytojų, ant auklėtojų, ant policijos, ant kariuomenės, ant kunigų, ant valdžios, ant ko tik nori, tik nenusivės, bet tiesa ta, kad žmogus gyvena, taigi šeimoje visų pirma. Mokykla, taip, tai yra gera pagalba, bet tai nėra tas pagrindinis dalykas, kur formuoja pilietį kaip tokį. Be abejo, jeigu mokykloje jam kala į galvą, kad ten bloga valdžia, čia viskas blogai, tai aišku, jis ateis irgi toks pat. Bet jeigu pas jis stiprus įsitikinimą atėjo iš šeimos, jis neklausys tokio žmogaus ir tiesiog jis nesupras, nes ne tose dimensijose bus. Tai tas pasiruošimas viską suversti ant mokyklos, aš manau, yra labai neteisinga. Reikia viską suversti ant savęs, nes tu pats atsakingas už savo gyvenimą, tu pats atsakingas už savo vaiką be abejo. Tai ir tu turi užauginti tą vaiką pilietišku. Ačiū, Dariau. Labai buvo smagu išgirsti, kad šeimoje viskas prasideda, nes labai dažnai dideli lūkesčiai mokyklai, dideli lūkesčiai egzaminam, dar kažkam ir toks nuolatinis stumimas, kad mokykla nepadarė to, mokykla nepadarė daug vėluoja. Tai iš tikrųjų pritariu minčiai, kad viskas prasideda šeimoje. Ir su kuo mes susiduriam kaip švietimiečiai, galbūt su kliūtimis, kad dažnai norėdami kažkokius vertybinius dalykus vaikam įdiegti arba parodyti, kaip yra, ar ne, kaip galėtų būti, susiduriam, kad jeigu šeimoje vertybės yra visiškai kitokios, tai vaikui atmetimo reakcija ir mes tenai niekaip neperlaušim, galim kapsėti, gal po truputį prikapsėti. Ir taip viskas prasideda šeimoje, tai piliečių tapti ruošiasi vaikas turbūt nuo mažens. Ir įdomi tokia tendencija, kad kol vaikai mažiukai, tai jie labai tokie atviri, norintis, dalyvaujantis, matantis tą Lietuvą tokią idealistiškai turbūt, galbūt ir natūralu, nes mažas vaikas, jam viskas yra gražu, viskas yra spalvota, džiaugsminga. Kai paskui po truputį auga, atsiranda tam tikri dalykai, labiau gal atsigręžia į save. Ir bet kokiu atveju, gal panuosiu truputį Dariui, ko jis išmoksta mokykloje, jisai didžiąją laiko tą dalį praleidžia bendruomenėje. Ir to bendruomenė būna labai įvairi. Tai jam tenka ten tam tikri iššūkiai, kaip toje bendruomenėje susigyventi, kartais išgyventi, nes vaikam būna ir tokių momentų, ar ne, ir dar yra tie suaugę mokytojai, kurie irgi tam tikrą vaidmenį vaidina toj bendruomeniai, nes vaikų bendruomenė yra vienokia, ten tam tikri ryšiai, santykiai, bendravimo būdas, ir ateina tie suaugę, kurie nėra tėvai ir galbūt labai skiriasi nuo tėvo, gal ir yra panašus į tėvus, ir tada dar kitoks santykis kūrės. Tai šitoj vietoje aš manau, kad jie tų pilietiškumo dalykų ir išmoksta. Būtent per bendravimą, dalyvavimą, pamokos kaip pamokos, jos labai skirtingos. Žinom, per visą Lietuvą gali būti pamokų labai aktyvių, įdomių, įtraukių, gali būti labai nuobodžių, įvairiausių. Tai vaikai mokosi daugiausiai turbūt per pertraukas, per įvairias išvykas, edukacijas, žygius, renginius. Tuo metu daugiausiai vyksta ta veikla, per kurią jie mokosi būti piliečiais. Bet šitas pusės mes kalbam, kad kažkaip nuobodo suaugę, kurie likti mes patys nebuvom vaikais. Iš kur mes patys tapom piliečiais? Ta prasme, mes neatskridom iš kažkokios kitos dimensijos kažkokios. Mes irgi buvom vaikai, tarp tos pačios Hebros gyvenam ir tapom kažkodėl tai suaugusiais. Bet mes ir patys žinom, iš kur tas pilietiškumas pas mus atsirado. Tai dabartiniai vaikai lygiai tas pats. Nes kiekviena generacija galvoja, kad jinai skirtinga. Tų generacijų buvo milijonai ir kiekviena generacija galvoja, kad jinai ypatinga. Tai aš manau, tai taip, tai visų pirma, tai yra bendruomenė aplinkui, nes jeigu, pavyzdžiui, vaikas, aš nuo 15 metų atskirai nuo tėvų gyvenau, tai aišku, mane formavo aplinka, tai ta pati Hebra, su kuria aš buvau.
Tai nebūtinai ir šeima, kad formavo, nors šeima irgi formavo. Tai va, tai kai mes pradedam filosofuoti apie pilietiškumą ir apie vaikus, prisiminkim, mes irgi vaikai buvom, mes irgi ne iš kiaušinių išsirytum iš karto didelį. Pabandysiu susiaurinti klausimą, nes filosofuoti tai būtų galima, bet galbūt nėra toks savaiminis tikslas. Mokykla šiuo metu, Roberta geriausiai žino, kokie yra keliami tikslai ir ko ten turėtų pamokyti vaikus per pilietiškumo pamokas arba veiklas. Tarkim, aš kai augau, nebuvo tokių pamokų pilietiškumo, bet aš turėjau labai gerą šviesę skautų būrelio vadovę. Ir yra skautų šūkis Dievui, tėvynei, artimai. Ir tą tėvynę mes tikrai dėjome nemažai pastangų ir laiko skirdami, nagrinėdami, kas tai yra ir kaip su ta tėvynė santykį kurdami. Mano klausimas jums dabar, tarkim, yra pamokos, kokios jos yra. Aš kadangi nemokau pilietiškumo, tai neturiu gero pagrindo pakomentuoti naujosios, tarkim, dabar švietimo programos. Bet pasaulyje, tos tendencijos, kurios vyksta, kad sakykime taip, nėra labai tvirtas tikėjimas tarptautinėmis sąjungomis. Žmonės gręžiasi į savo valstybę. Sako, kad pirmiausia, tarkime, ir Lietuvoje mes turime pasirūpinti savo saugumu, savo šalies gerovę, tada žiūrėti, kaip mums padės kiti, kaip mes padėsim kitiems, ar ne? Ar mokiniai, baigdami mokyklą, šiuo metu išeina turėdami supratimą, priemonės, arba galbūt kažką galima būtų padaryti geriau, net nebūtinai tai įdedant į švietimo programą, bet ko dar reiktų? Viena iš diskusijų, tarkim, kad užvesti ant kelio tarp politikų, kad galbūt reikia kariminio rengimo pamokų, per kūno kultūrą ar kažkokiu kitų formatų. Tai čia vienas pavyzdys. Gal turite dar minčių arba pavyzdžių šito klausimu? Jau konkrečiau apie programas. Aš tai manau, kad priemonių yra pakankamai. Klausimas, kiek mes kaip suaugę padedam vaikams su tomis priemonėmis, kad jie pasiektų tos tikslus, kuriuos tu įvardini, kad išeitų pasiruošę būti tais aktyviais piliečiais. Ir aišku, siūlomos programos įvairios dėl karinės rengybos, tai man toksai dviprasmiškas jausmas, nes viena vertus gerai, kad būtų tam tikri įgūdžiai žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kita vertus toks iš karto uždedamas, jeigu visose mokyklose dabar pradėtų ruošti, tai iš karto ruošiamės aišku kam, karui, ar ne? Tai toks, panikos kelimas, nerimo kažkokio tokio kelimas, tai nežinau, nes dabar Šaulių sąjunga buvo paruošusi pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą 3 dienų. Mūsų mokiniai irgi dalyvavo, tai man atrodo, toks kursas yra labai sveikintinas dalykas, nes praktinių dalykų pasibandė, nebuvo galbūt per ilgas laiko tarpas, pamatė, kur silpnesnės vietos, kur stipresnės, atsinaujino tam tikras žinias, kurias galbūt jau turėjo. O šiaip tai mokyklose tikrai yra daugybė galimybių, kaip tą pilietiškumą ugdyti, skatinti ir taip toliau. Yra, aišku, įvesto socialinė pilietinė veikla. Tai dalykas kaip ir geras, bet vėlgi, kai kalbam apie pilietiškumą, labai dažnai tie dalykai, kurie yra priverstinai primesti, jie tampa atgrasus, ne? Ir tada darimas dėl darimo, rinkimas dėl rinkimo, toksai gaunasi nebe tai, kam turėtų pagelbėti, o toks, nežinau, betikslis dalykas, ar ne? Tai aš kalbu labiau apie tas priemonės, kurias galėtų taikyti mokytojai ir mokytojai beje taiko. Tie mokytojai, kurie yra savo dalyko entuziastai, kaip pats minėjai, ar ten būrelio vadovas, ar kažkoks istorikas, galbūt lituanistė, tai jie daro per labai įvairius, per renginius įvairius, per minėjimus, susigalvoja kažkokį būrelį, susigalvoja mentorystės kažkokią programą. Ir per tai irgi ugdomas pilietiškumas, nebūtinai, kad programos rėmuose per pamoką išmokti. Ir beje, pamokų skaičius man kaip mokytojui yra per mažas, kad aš galėčiau daryti tai, ką aš noriu per savo pilietiškumo pamoką, nes tiek, čia jau programiniai dalykai prasideda, bet yra labai daug dalykų, apie ką su vaikais reikia padiskutuoti, reikia pasimuliuoti, pavaidinti, kad jie įsijaustų, kad jie pajaustų. Ir dabar, kaip sakai, iš tos tarptautinės tarsi sugrįžti į Lietuvą, bet mes labai dažnai net apie savo labai lokalią vietą, kaip ir Vilniaus miestą, ar ne, vaikai labai daug dalykų nežino, nesidomi, net neišmano. Tai pavyzdžiui, aš su mokiniais dariau simuliaciją mero rinkimų, daviau kandidatus, jie turėjo pasiruošti, perskaitę tos kandidatus ir prisistatyti. Tai jie net nežinojo, kas yra iškelti kandidatai ir taip toliau. Tai tokių realių pavyzdžių, realių dalykų įgyvendinimo, kad jie pradėtų domėtis ir po truputį plėstų savo akiratį. Tai aš manau, kad priemonių tikrai yra, tik tai klausimas,
kaip su tom priemonėm dirbama, ar realiai, naudingai, įtraukiai, paveikiai, ar tiesiog, kad užsidėti pliusą. Nes jeigu tik pliusą, tai vaikai pamirš, po savaitės paklausi, ką jie ten darė, tai neprisimins, nei koks projektas buvo, nei dėl ko ten jie kažkur ėjo į salę ir kažką rašė, ne? O jeigu bus paveikus, įtraukus, jie bus įgalinti kažką patys daryti, nueiti apklausą padaryti, sužymėti, padaryti analizę, statistiką, gal pristatyti atsistojus, tai jie tikrai prisimins, nes bus prie to ilgai sėdėję, bus jiems ten jau truputį gal ir atsibodę, tai tie dalykai liks ir paskui kaip gerai, kad tą dalyką darėm, nes aš jau žinau, kaip tą padaryti. Kalbant apie karinį rengimą mokyklose, tai aš manau, ką mes norim padaryti. Ar mes norim būti kokio nors Afrikos valstybė, kur diktatorius augina vaikus karius, ar Rusija, ar Baltarusija, kur irgi ten nuo mažens vaikai. Tai visų pirma, jeigu mes kalbame apie karinį rengimą kaip būtinybę, tai yra ir dabar daug galimybių ir ne mokykloje tai daryti. Jeigu tai daryti mokykloje, tu burelį gali nueiti, Šaulių sąjungą pagaliau, bet kada ten visiems privaloma karinis rengimas mokykloje, gal nereikia. Kažkas, ne visi gali būti kariais, ne visi gali būti mokytojais, ne visi gali būti, aš nežinau, aš negalėčiau su vaikais dirbti, nes aš su kantrybės neturiu su jais dirbti. Tai ir kada mes taip darom, kad priverstinai žmogų mokinam kažkokio karinio dalyko, tai ko mes skiriamės nuo Rusijos tokiu atveju? Tai atvirkščiai, taip, karo reikia ruoštis, bet tai neturi būti kažkokia mantra, kur tu kiekvieną dieną kartoji ir visiems kali į galvą, karas bus karas, ir tada mes būsim Rusijoje tiesiog, kuri nuolat kažkam tai ruoštis, nuolat jie puola. Taip, pasiruošti reikia, tam yra žmonės, kurie gali tai daryti, nori tai daryti ir linkia tai daryti, nes vis dėlto būti kariu, reikia iš tikrųjų tam tikras ir sveikos agresijos savyje turėti, kontroliuojamas. Tai ne kiekvienas gali būti menininkas. Tai jeigu mes kuriam valstybę nuo mokyklos, nuo šeimos, po to nuo mokyklos, šiek tiek plačiau reikia žiūrėti, negu tenai, kad vaikas mokėtų išardyti arba surinkti automatinį šautuvą, arba žygiuoti. Apskritai žygiavimas yra kvailystė. Ar ten iškasti apkasą. Jeigu jis norės po mokyklos, jis galės nueiti į Šaulių sąjungą, dar kažkur, susiburti savo bendraminčiais, po to į kariuomenę stoti. Bet taip per prievartą varyti, man tai biški nelogiškai. Ta prievarta, sutinku, bet šitą vietą galėčiau paimti pavyzdį, kaip tarkim, Lietuvoje mes sakom antroji religija krepšinis. Tai turbūt nėra žmogaus, kuris baigia 12 klasių per kūno kultūrą nepažaidęs krepšinio. Ne visi nueina į krepšinio mokyklas, tampa krepšininkais, bet visi gauna pabandyti, nes kiekvienoje mokykloje yra krepšiai, kamuoliai ir tai yra standartinė veikla. Tai, mano įsivaizdavime, kažkas galėtų būti tokio lygio, kad kaip ir tai nėra prievartinis dalykas, tai tiesiog yra programos dalis, kaip dabar yra trumpo atstumo bėgimas, ilgo atstumo bėgimas. Ir, susidaro programa fizinio rengimo iš daug įvairių, smulkesnių detalių. Aš turiu kitą nuomonę negu tavo ir aš laikausi. Karinis rengimas mokyklose, nebent patys norės ir savanoriškai eis, tada okei. Jeigu tai yra privaloma kaip fizinis rengimas ar kaip matematika, aš manau, kad tai nėra gerai. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Visi gali turėti kažkokią kitą nuomonę, bet aš galbūt už tai, kad visi, kas baigia mokyklą, kad eitų į kariuomenę tarnauti, tai aš greičiausiai būčiau už, nes šiandien mes susidurėm perinam nuo edukacijos, švietimo, mes perinam nuo ko mes pradėjom prie pilietiškumo. Kaip ir sakei, pilis. Tai turint omenyje, kur mes gyvenam, Lietuva nėra laivas, nenuplauksi nuo tos durnių namų, tos Rusijos ar Baltarusijos. Ir ten niekada nepasikeis niekas, nes prieš tai niekada nesikeitė, tai jau dabar jie turi keistis. Tai šiuo atveju tada mes tampam piliečiais, savo pilies gynėjais, tada aš sutinku, po mokyklos visi eina privalomai, neskirstant į lytį, ten vyras ar moteris visiškai nesmė. Tai jeigu ten kažkokio organą neturi, tai ką tu mažiau pilietis ar kas, rimtais? Tai aš nepalaikau idėjas karinio rengimo turėti mokykloje, bet aš palaikau visuotinio šaukimo idėją, kad ir vyrai ir moteris eitų į kariuomenę, tačiau taip pat ir sutinku, kad mūsų socialinė aplinka nėra palanki dar tokiam sprendimui, kada ir merginos eina į kariuomenę, nes mes vis dėlto esam žiauriai seksistinė visuomenė, mes esam žiauriai homofobiška visuomenė. Ir tai nepasikeis per 1-2 metus. Aš įsivaizduoju, kad štai, ką tu dabar vardinai, seksizmas, homofobija, jie, kaip ir kerta mūsų pačių valstybės gerovę. Kad pažiūrėkime, kad ir ta partnerystė.
Mes partnerystės įstatymas, kad ir tos pačios lyties žmonės galėtų tuoktis. Vedybos arba tuoktuvės tai yra, kada du žmonės myli vienas kitą ir nori būti kartu ir tai įteisinti. Pas mus viskas sueina į tą, palikimas kam priklausys, kam pinigai atiteks. Ne apie tai kalba. Yra apie tai du žmonės, nesvarbu kokios lyties, rasės, tikėjimo, nežinau, kairė rankė, dešinė rankė, jie tiesiog myli ir nori kartu būti ir tai įteisinti. Viskas. Pas mus apie ką kalba? Rinkėjas mus nubaus. Latvijai tai padarė, mes nepadarėm. Prie ko čia Latvija? Manęs nedomina tie Latvija to klausimo. Mes gyvenam savo valstybėje, mes turim galvoti savo galvą, nes mes dažniausiai ko klausom. Tai estų žvalgų, britų mokslininkų ir albanų generolų, ką jie pasakė. Labai svarbu. Tai galvokim savo galvą, dėl partnerystės, vėlgi, jeigu žmogus myli vienas kitą, koks tavo reikalas. Ir dažniausiai apie juos prieš kalbą arba nori sužinoti apie homoseksualius žmonės, aršiausiai heteroseksualai. Aš nesuprantu, kas jiems ten įdomu taip tampa. Tai tokia gaida. Man atrodo, kad galbūt dar kas svarbu, kalbant šitoj tematikoje, jeigu ne apie karinį rengimą, tai apie vaikų atsparumą dezinformacijai, nes jie labai daug laiko praleidžia įvairiose socialinėse platformose, ten sklinda begalės informacijos, vaizdų, sufabrikuotų, nesufabrikuotų, tikrų, netikrų. Tai stiprinti tą atsparumą dezinformacijai, kas yra ir programų įtraukta, aišku, bet, kaip ir manau, tam per mažai galbūt skiriama dėmesio. Tai per tuos dalykus mes irgi ugdom tam tikras piliečio savybės, kaip būti kritiškai vertinančiam informaciją, nepasimesti informacijos gausoje, atsirinkti dalykus, kurie yra tikri, kurie netikri, žinoti, kur patikrinti, jeigu kažkas ten ekstra iškrenta. Tai tie dalykai irgi yra labai svarbus, siekiant, kad jie būtų pilietiški, ne tik tas karinis pasirengimas. Tai informacijos atsparumas tai be abejo, turi būti kritinis mąstymas kažkoks, tai jis turi. O čia jau turėtų auginti mokykla. Taip pat. Aišku, jeigu tėvai kokie nors ten marozai, tai niekai ir mokyklo nepadarys, bet iš tikrųjų mokykloje tai gerai būtų įdiegti tą dalyką. Informacinė higiena. O kaip manot, gal šitoje vietoje mokykla turi netgi daugiau šansų ir pačius tėvus edukuoti, kurie, tarkim, prašoko, nes gyveno labai ramiais laikais, dar mokyklą baigė ir visą kitą prieš socialinės medijos tą išplėtojimą. Ir dabar, žmonės galbūt, kai kurie pasigavo patys įgūdžius savaime, bet kai kurie, ir suaugę neturi tų socialinės medijos kritinio vertinimo įgūdžių. Pareto dėsnis 80, tai yra 20% žmonių atlieka 80% viso darbo, o 80% žmonių atlieka tik tai 20% viso darbo. Mes galim žiūrėti į tą idealią visuomenę, kur visi viską moka, visi viską žino, visi super, tenai nusičiauda kažkas, tai visas miestas palinki geros sveikatos. Nebus taip niekada, bet stengtis verta, aš manau, ne? Čia dabar kaip švietimo pusė. Ar mokykla čia labai gali daug padaryti, tai aš kažkaip abejočiau. Tiesą sakant, aišku, jeigu patys vaikai tėvams sakys, žiūrėk, arba seneliam gal sakysim, žiūrėkit, čia tikrinkit informaciją, visą kitą, tai galbūt taip, bet žiūrint dabar, kad ir socialinius tinklus, ar ne, pandeminį laikotarpį, kiek sklido daug visokių melagienų ir visko ir dalinosi žmonės, kur kartais galvoja, tai kaip tu galėjai tokiu pasidalinti, kaip tu patikėjai, kad čia tikra, nepatikrinai. Nes, tie žmonės, kurie sėdi už kadro ir siunčia tas melagienas, ar ne, labai gerai viską sudėlioja. Kad tau sunku atskirti, vienas dalykas, antras dalykas, ten yra kažkokia emocinė gaidelė, kur labai pagauna. Ir žmogus pagautas jau emocijų, jisai nebemąsto, jis jau ten tiesiog patiki visko. Tai tą atsparumą dezinformacijai reikėtų ir apskritai visai visuomeniai turbūt stiprinti ir didinti. Man atrodo, valstybės institucijos tą daro, yra tam tikrų priemonių, bet galbūt nepakankamai ir to žmonės sunku pasiekti. Nes dažnu atveju tie, kurie yra įtikėję arba turi kažkokią savo matymą, juos labai sunku kažkaip paprotinti arba pabandyti, paprašyti pasižiūrėti kitų kampų, paieškoti daugiau informacijos šaltinių ir panašiai. Tai čia yra bėda, nes jie dažniausiai būna užsispyrę ir tu čia man savo nekišk arba aš čia turiu savo nuomonę. Tai čia yra problema, bet ar čia mokyklos vaidmuo, tai abejoju, nebent sakau, vaikai galėtų tą vaidmenį atlikti namo grįžę. Nes mes pakalbėjom, kad kaip ir vaikų ugdymas prasideda nuo šeimos, ateina į mokyklą, bet jis nesustoja, jis tęsiasi ir mokykloje. Įdomu, ar šitoje vietoje būtų to tokio atgalinio arba, kitaip sakant, ciklinio ryšio, kad visas komplektas, tai yra mokykla vienam trikampio kampe, vaikai ir tėvai, galėtų bendrai vieni kitiem padėti tobulėti arba padėti būti pilietiškais. Tai mano, baigiant šitą švietimo kampą pilietiškumo, paskutinis klausimas jums, toks vėl filosofinis.
Jeigu jūs būtumėt vienasmenis žmogus, nusprendžiantis, koks bus švietimas Lietuvoje, kokį, vieną arba kelis pokyčius būtent į pilietiškumo kryptį darytumėt? Ar manot, kad viskas gerai, kaip dabar yra pilietiškumo kryptyje švietime? Iš Robertos girdėjau, kad reikia daugiau laiko. Paklausysiu Robertos, nes prisigaudysiu minčių iš jos. Vienas dalykas labai sudėtinga ir aš labai taip žiūriu, aišku, asmeniškai, nes čia mano dalykas, kuris man rūpi, man labai įdomus ir viską, tai vieno dalyko gal neišskirčiau, man tiesiog galbūt labiau norėtųsi, kad tos pamokos, ta pati programa, kas šiaip yra labai geras dalykas su atnaujintom programom, kad pilietiškumo ugdymo kompetencija eina per visus dalykus. Tai reiškia, kad ne tik pilietiškumo mokytojas ar istorijos mokytojas, bet absoliučiai visi mokytojai turėtų kreipti dėmesį į pilietiškumo kompetenciją, nes visi gyvenam Lietuvoje, visi esam piliečiai. Tai čia sveikintinas dalykas, o kažkoks toks vienas, tai aš vis tiek turbūt labiau kreipčiau į tą, kad įgalinti vaikus mokykloje pradėti veikti. Nes pamokose, aišku, labai gerai, kai jie yra aktyvūs dalyviai dalyko pamokose, kartais jie būna pasyvūs klausytojai arba svajotojai, bet kažkaip padaryti, kad kuo daugiau būtų to aktyvumo, įsitraukimo, diskusijų, sprendimų priėmimo per pamokas. Tavo pamokose, nebejoju, per ekonomiką irgi vaikai aktyviai veikia, nes jie turi galvoti, sugalvoti, spręsti ir taip toliau. Bet kad kažkaip per visus dalykus tas būtų toks vienintis elementas, kad vaikai galėtų, tokioj mažoj valstybėliai, mokyklėliai irgi pasijausti visaverčiai dalyviai, nes jie ir yra, kaip sakyti, pagrindinis dalykas mokykloje, juk yra mokiniai. Tai kad jie tą visą savo dieną nugyventų aktyviai, priiminėdami sprendimus, besikeisdami nuomonėmis, diskutuodami, kritikuodami galbūt tam tikrus dalykus, kad tas visas mokymosi procesas jisai būtų dar labiau suaktyvintas. Nes manau, kad tikrai yra kur. Aš būsiu tas blogietis, kuris, aš ne ekspertas, bet aš nebūsiu tas bet, nes aš tikrųjų nežinau, nes aš tikrai nežinau, kaip vyksta švietimas ir dabar kažką tai čia burti iš kavos tyčių, man ir taip tenka burti iš kavos tyčių, kada karas baigsis, nežinau, tai čia užtenka gal iš tų tiršių bursių, tai aš nežinau, kaip su to pilietiškumu ir ką aš pakeičiau, jeigu aš tapčiau superministru kažkoks tai, kuris viską nusprendžia, pirštų įbeda ir viskas sukasi. Aš nežinau, aš neturiu atsakymą tą klausimą. Turiu ir aš tokį teisę, negaliu aš viską žinoti. Biškite, ne? Taip. Ne, čia iš tikrųjų labai geras dalykas. Mes, man atrodo, per retai gyvenime, būdami suaugę, leidžiam savo pasakyti, kad aš nežinau. Nes atrodytų... Nesolidu. Kaip tu čia? Tu visais atvejais turi turėti nuomonę. Taip. Bet galbūt ne. Aš nežinau, aš tikrai nežinau. Ir aš džiaugiuosi galėdamas ir turėdamas tvirtybės pasakyti, nežinau. Gerai, ačiū. Vienas dalykas, kurį aš labai norėjau pabandyti ir tam, kad suteikti jum vietos pareaguoti, tai padarėme apklausėlę, paskleidėm per Facebooką, per kitas platformas, žmonėms kaip atsakytų, kas jiems yra pilietiškumas. Tai apie 40 žmonių atsakė ir galima būtų išskirti keletą momentų, kurie dažniausiai kartojasi. Tai pirmas buvo atviras klausimas, tai dažniausiai kartojasi rūpinimasis, laiko ir resursų skirimas, pavyzdžiui, pasirūpinti artimaisiais, kitais piliečiais, pasirūpinti gerovę, mokėti mokesčius irgi prie to pačio. Antroje vietoje pagarba kalbai, kultūrai, tai kaip svarbi dalis pilietiškumo. Atsakomybė už bendrus reikalus ir už savo elgesį, kaip aš ilgiuosi būdamas piliečiu. Meilė buvo tiesiog be jokio paaiškinimo, bet tai svarbi sudedamoji dalis irgi kelis kart kartojasi. Pats jausmas, jautimasis dalimi platesnės visuomenės, tai jau yra pilietiškumas. Ir toksai, kur man sukelia truputį, pakėlė mano antakius truputį, tai yra lojalumas savo kraštui. Nesu tikras, kaip aš tai išskaityčiau, bet tai vieną citatą išrinkau, kurioje sakė, kad pilietiškumas tai siekis veikti taip, kad mano valstybė taptų vis geresnė vieta visiems dirbti, gyventi, būti. Singapūras. Įdomu. Bet ten buvo parašyta mano siekis, taip? Ne, klausimas, kas jums yra pilietiškumas ir pilna citata. Siekis veikti taip, kad mano valstybė taptų vis geresnė vieta visiems dirbti, gyventi, būti.
Aš skaičiau prieš kelis mėnesius knygą, kaip Singapūras susikūrė, iš tikrųjų dabar, kaip ten rašo žmonės, iš tikrųjų ten ir buvo. Nes tai yra labai daug kultūrų turintis miestas, valstybė, turėjęs labai didelių saugumo problemų, ekonominių problemų, ekologinių problemų, tarprasinių problemų. Bet viską buvo padaryta taip, kad būtent taip ir gyventų, mokėtų mokesčių žmonės, už tos mokesčius žmonėms buvo kūrimas gerbuvis ir panašiai. Tai vat ką aš dabar išgirdau iš tavęs, tai man kažkaip tai dingtelėjo, Singapūras būtent taip ir gyvena. Ir kada sako, Lietuva per maža, Lietuva per mažai, blemba, hebra, pažiūrėkit jūs aplinkui, pažiūrėkit jūs žemėlapį, žiūrėkit iš savo Pakruojo rajono trobos lango, pažiūrėkit žemėlapį. Tai ten dar blogesnės vietos labai gerai gyvena ir klesti, nes tiesiog tu dirbi, tu moki mokesčius, esi lojalus savo valstybei, tu nesi kažkoks tai ten ribotas žmogus, tu tiesiog gyveni vardant savo valstybės. Kaip vardant savęs, jeigu tau gerai, tai ir valstybė turėtų būti gerai. Negali jau visai ten aukotis dėl kažko. Durniausia, kad kartais, kad kai kurios valstybės dar kažką aukojasi dėl kažkokių politikų ar valdovų. Esmė tai, kad jie irgi žmonės, jie irgi taip pat į tuliką vaikšto, jie irgi tenai valgo, jie irgi miega ir jie visi miršta. Visi dar niekas gyvas gyvenimo neišgyvena. Todėl, kada yra lojalus kažkokiam tai ten asmenybė, tai kažkaip tai labai man keista. Tai, man atrodo, čia irgi užkoduotos kelios žinutės, tai siekis veikti, nes sėdint ant sofos nepasidarys dalykai. Aš sėdžiu ant sofos. Taip, bet turiu minti, kad vis tiek piliečių reikia kažką nuveikti, kad ta valstybė klestėtų. Tai čia šitie dalykai kažkaip įstrigo ir kad būtų gerai visiems čia gyventi. Man atrodo, mes per dažnai pamirštam, kaip gerai mes iš tikrųjų gyvenam, kiek mes visko jau turim, kaip viskas atrodo. Pavyzdžiui, bet kuriam užsieniečiui atvykus į Vilnių ar bet kurį kitą Lietuvos miestą, čia ir gražu, ir faina, ir žalia. Ir kad mes čia viską turim, nes daug kas įsivaizduoja, kad čia pas mus labai kažkoks kraštas, toks dar atsilikęs. Tai mes tuos dalykus pamirždami vis ieškom, kur dar kapstytis, kur dar atrasti, kas blogai, pabaksnuoti pirštų ir taip toliau. Tai jeigu visi pradėtų džiaugtis tuo, ką turim ir galvoti, o ką dar galim padaryti geriau, tai gal ir kažkaip tas visas bendras toks matymas būtų pozityvesnis, nes dabar tikrai užsisukam ties tokiom lokaliom problemom ir aišku, kad visose valstybėse yra problemų ir bėdų ir jas sprendžia žmonės, kurie turi tam kompetencijos, bet mes kiekvienas irgi galim tam tikrus žingsnius padaryti, kad gyventume gerai ir smagiai, o ne tik visą laiką blogom nuotaikom, nepaisant koks oras už lango. Cepelinis. Iš tikrųjų, aš dalyvau dviejose operacijose, vienai karinėse, Irake ir Afganistane. Irake aš sėdėjau, ten labai retai būdavo blogas oras. Iš tikrųjų, aš labai retai būdavo mėlynas dangus, jis visą laiką buvo toks pilkas. Bet esmė tame, kad aš ten sėdėdavau, ten lietaus sezonas būdavo po to. Ir aš kažkaip tai sėdėjau ir tam karštį ir galvojau, kai aš grįšiu į Lietuvą, aš atsisėsiu ant bordiūrą, kai lys lietus ir tiesiog bukai žiūrėsiu į balą, į kurią krenta lašai ir džiaugsiuos tuo. Taigi, cepelinis dangus irgi kartais važiuot, pavyzdžiui, saulutėm. Man erzina akis, pavyzdžiui, ir dar kai su akiniais, tai iš vis dirgina. Tai man cepelinis dangus superinis, taip faina, man taip ramu. Skonio reikalas turbūt. Sekantis momentas tada yra punktai, čia buvo žmonių, ką jie patys mąsto ir ką jie sugeba parašyti, tai mane iš tikrųjų pradžiugino, kad labai tokius gražius teigiamus dalykus surašė. Bet tada yra iš mokslinio tyrimo apie pilietiškumą punktai, klausimas skamba taip. Yra įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar darėte kažką iš šitų išvardintų per paskutinius 1 metus? Ir 2 tik tai punktai, kuriuos pažymėjo daugiau negu pusė apklausos dalyvių. Tai pirmas, aukoja labdarai pinigų daiktų ir antras, boikotuoja kokios nors firmos ar šalies produktus. Kitaip sakant, man kaip ekonomikos mokytojui labai smagu, kad ekonominiais būdais žmonės rodo savo pilietiškumą, bet iš esmės galima išskirti, kad tik 2, kurie daugiau kaip pusė žmonių tą daro. O mažiausiai tik tai vos 3 ar 2 net žmonės, tai buvo dalyvauja profsąjungų veiklose, dalyvauja streikuose, kreipiasi į advokatus, teismus, kolektyvinio intereso gyrimų, pasirašo peticiją ar dalyvauja religinės bendruomenės vykdomoje veikloje. Tai ten, kur reikia iš tikrųjų nuo sofos atsistoti, nueiti ir kažką daryti,
tai ten mažiau negu 10%. Čia tobulas iš tikrųjų parą dėsnės, vėl grįžtu prie, man labai jis patinka, prie parą dėsnės, 2 žmonės, ne? Maždaug už 40. Tai daug maž 20% ir susidaro tų žmonių, kurie 80% darbo padaro. Tai va, tas ir yra, ne visi gali ten atsistoti kažką tai daryti, bet tai nereiškia, kad tie lygiai procentai irgi nieko neturi daryti. Gal irgi norit pareaguoti, arba jeigu ne, tai ne, bet ar toks pasiskirstimas atrodo, kad mes esam ten, kur ir norėtume būti? Kalbant, tarkime, pačio vaikai, mokiniai, kurie užauga, ar jeigu jie rodys pilietiškumą, va šitaip, tai yra didžioji dalis ekonominiais būdais ir 1 iš 10 ar 1 iš 15 realiai kažką darydamas. Ar tai nėra per mažas aktyviai darančiųjų procentas? Ne, čia yra realus procentas ir tiek mes galim skaityti per mažas, per didelis, tai yra nesąmonė, tai yra realus procentas ir viskas. Jeigu tai yra realybė tokia, tiesiog tokia realybė ir viskas. Šiandien kažką tai tenai nepriversi žmogaus, kuris tenai neperka rusiškų produkcijos, dar eiti į protestas, kažkokią protesto formą dar kažką tai. Jis tiesiog taip nedarys ir viskas, jis ne toks žmogus. Čia tas pats kaip mokykloje karinis rengimas. Ne visi prie to karinio rengimo gali padaryti. Aš tai manau, kad kiekvienas pilietis pasirenka jam primtiną veikimo formą. Tai vieni renkasi boikotuoti prekes, kiti renkasi maigį telefoną aukoti Ukrainai, treti renkasi nueiti prie ambasados piketuoti ar ne. Tai kiekvienas pasirenka savo primtiną būdą. Reikia turbūt džiaugtis, kad tų būdų žmonės atranda ir tą daro. Būtų daug blogiau, jeigu visi tie skaičiai būtų gerokai prastesni, kad nustoja aukoti, nežinau, perka prekes, nes man nesvarbu pigiau, tai aš dėl to imsiu tą prekę, ar ne? Tai visgi tie vertybiniai dalykai irgi čia atsiskleidžia, kad žmonės visgi viduje turi tą jausmą, kad turiu padaryti kažkokį dalyką, nuo kurio priklausys. Tai va daug blogiau būtų, manau, jeigu nieko nedarytų arba sakytų, man ten nelabai rūpi arba aš nesidomiu. Tai man atrodo daug blogesnė situacija yra tuomet, kai žmonės yra apatiški, kai jiems nerūpi, kai jie nesidomi ir gyvena labai uždarame matyme visoko. Tiesa, tokius sunkiau pamatuoti, nes tie, kas jau atsidarė apklausą ir jie atsakė ir pridavė atsakymus, tai jau jie daug žingsnių dėjo į tą gerąją pusę, tai tokių 39 surado. Ir tada reikėjo žmonėms save įsivertinti. Kaip jūs manot, kol dar nežinot to skaičiaus, kokį jūs parašytumėt pažymį vidutiniam statistiniam Lietuvos piliečiui iš pilietiškumo, nuo 1 iki 10? Labai paprastai. Mes galim sakyti, anksčiau mes buvom labiau pilietiški, labai aktyvus, ten atgimimo metais, aš drįsčiau sakyti, kad dabar mes dar stipriau tokie esam. Jeigu mes kasdien nesiblaškam gatvėmis su 3 spalvėm, tai dar nereiškia, kad tu nesi pilietiškas. Aš manau, šiai dienai, ypač kai mes pamatėm, kiek aukojama Ukrainai, kai rusai užpuolė Ukrainą, kiek mes sureagavom, aš drąsiai rašau 10 ir nenoriu smulkintis. Mes supiriniškai esame patriotinė ir pilietiška tauta. Be abejo, visur yra savų marozų, nieko čia nepadarysi, bet bendrąją prasme 10, dar su pliusu. Aš tai mačiau tos atsakymus, tai negaliu dabar nieko sakyti. Tai čia aš vienas toks kvailiukas buvau. Tai galiu tik pasakyti, kad žmonės savo rašė vidutiniškai 7,1. Lietuviškas kuklumas. Bet gerai pliusai, bent jau 7, ne 5. Taip, o kitiems 6,3. Kokiamis kuklus. Tai cepelininis dangus. Aš irgi manau, kad iš tikrųjų nėra tokie žemi tie mūsų vertinimai ir galbūt aukštesnio lygio 9-10 ne kiekvienas pasiekė statistinis vidutinis, bet bent jau tą pagrindinį, kaip šiais laikais vadinama, 7-8 lygį. Savivertės klausimas. Nes visą laiką save bandom kažkaip blogiau pamatyti į veidrodį, negu mes iš tikrųjų esame. Aš tai save labai gerai vertinu. Super. Tai va, tai išsako mano klausimai visokie naujoviški ir kiti, bet noriu dar tokį jums užduoti bendrą. Kaip manot, tie, kas ištvėrė šitą laiką ir išgirdo viską mūsų pokalbį, kokį užakcentuoti norėtumėt dalyką ir kad išsineštų žmonės? Aš tavęs klausiau, kiek mes čia filmuosimės, nes 2 valandas buvo iš pradžių, dar paklausiau tavęs, ar žmonės iš tikrųjų turės laiko tiek klausytis? Bet žiūrėk, išklausė iki galo. Jeigu dabar jie girdi, kai aš kalbu, tai reiškia, klausėsi iki galo. Ir dabar bekalbėdamas ir pamiršau klausimą. Koks klausimas buvo, gali pakartoti? Ar norėtum ką nors užakcentuoti, kad žmonės bent vieną dalyką tikrai išsineštų iš mūsų šiandien pokalbį?
Yra dvi pusės tokios filosofijos, arba bent jau mano galvoje yra prisimink mirti momentą morę, yra kitas carpe diem, arba mėgaukis akimirką, tai aš noriu palinkėti ir kad išsineštų šito pokalbio carpe diem, mėgaukis akimirką. Nustumkit šitas klumpės savo po sofą arba sukurenkit dar daugiau, iš taro pintujėlis pozos atsistokite, nusipirkite vietoj bulvių, nusipirkite krevetės, išsikepkite. Žodžiu, hebra, atsipalaiduokit, viskas yra gerai. Aš tai sakyčiau, kad pradėkime nuo savęs, tai kiekvienas iš mūsų gali padaryti daug, tiesiog reikia eiti ir daryti. Ne kažkam, ne mokyklai, ne mokytojui, o mums kiekvienam. Ačiū. Ta gražia gaida. Taip. Labai dėkoju, kad Ačiū. šią popietę skyrėte podcast'ui. Dėkui. Ir už kavos knikavą. Ačiū. Kut. Antrą dublį darysim? Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.